Labas vakaras dar kartą visiems, kas pasijungia ir tiem, kas žiūrės įrašą ir tie, kurie dar šiandien pasijungs. Su jumis šiandien aš, Danutė Puchova-Ledniovė, ir šiandien labai tokia ganėtinai gera tema, tai yra apie sveikatą. Pavadinimas geriausias draugas yra sveikata. Ir sveikata iš tikrųjų rūpinasi kuo toliau, to vis daugiau žmonių, nes supranta, kad tai yra tikrai didžiulė vertybė ir vertybė ne tik žodžiais, bet iš tikrųjų veiksmais. Taip, nes galima tikrai daug šnekėti, sveikata didžiausias turtas, būkite sveiki, bet kuo toliau, to daugiau žmonių supranta, kad sveikata iš tikrųjų yra turtas. Ypatingai supranti, kada prarandi. Ir aš iš savo praktikos galiu su jumis tiesiog pasidalinti tai, kad pati irgi taip pat labai sveika buvau nuo vaikystės. Mano tėtis labai gamtininkas, domėjosi žolėm, augalais, labai mylėjo gamtą, iš tikrųjų jautė tą gamtą. Ir turėjo tikrai labai daug žinių, bet aš tada dar vaikas buvau, labai sveika, labai drūta, netgi atsimenu tokį laikotarpį, kada visi ganėdavo kažkokius raštelius gauti ir į mokyklą svarbiais momentais nenueiti, ten kažkokį tai, kai reikia atsiskaityti. O aš atsimenu, tada aspirino prisigėriau, suprakaitavau, į lauką išėjau, nugarą prie sienos šiltos pridėjau, sušalau, bet nieko man neatsitiko. Tai vat buvo tikrai toks dalykas, kad tai yra stiprus imunitetas, taip, ir sveikata, tiesiog net nesirūpinom. Ir atvirai kalbant, netgi jaunystės laikais švaiščiau ją į kairę, į dešinę, tikrai visko norėjau išbandyti. Vienintelė, ko neišbandžiau, tai aišku, savaime tenai tų narkotikų, bet tai ačiū Dievui, ne? Ir esmė yra ta, kad ten 3 žmonės į rūtę laukia, jeigu galima, ne? Aš jau prijungiau. Ačiū. Tai vat, pagrindinis dalykas tai yra, kada aš susidūriau su sveikata. Aš neskaitau, kad prasta sveikata tai yra tada, kada tu laukiesi vaikų. Prasta sveikata buvo išorėje, tai yra, kada susirgo mano mamytė. Mano mamytė susirgo, aš dar buvau jauna, mano vaikučiai buvo maži. Ir aš tada pirmą kartą pamačiau, ant kiek žmonės sunkiai serga. Ir pradėjau ieškoti, kodėl jie taip sunkiai serga. Ir tai mane atvedė būtent į kinų mediciną, kurie atsakė man į daugybę klausimų, kodėl žmonės sunkiai serga, ką reikia daryti. Vat, kažkas turite įjungti mikrofoną, jeigu galima būtų tai išjungti. Tai ačiū. Ir nes įrašas paleistas. Čia grinai audronė. Tu aš pažiūrėsiu. Taip, pasižiūrėkit, Audronė ir Irena kažkas iš tų mergaičių. Taip, ir tuo metu tiesiog buvo įdėtos į mano, reiškia, gyvenimą tikrai atėjusios žinios, kur aš ilgą laiką ir netgi pati, kai jau susirgau, žinote, kaip tu karšini žmogų tikrai 5 metus ir dieną nemiegi ir naktį nemiegi, tai tie visi tokie procesai sveikatos, aišku, pagreitėja ir kai mamytė pasimirė, aš pati labai stipriai susirgau. Bet labai džiaugiuosi, kad tos žinios, kurios buvo pas mane, jos nedavė man nuleisti rankas ir tiesiog daryti protingus žingsnius ganėtinai. Vieni, žinot, žmonės pasikliauja vien tik tai tradicinę mediciną, tai yra alopatinė, taip, ir vien tik tai daro veiksmus, negalvodami apie tai, kad vis dėlto reikia dar pasirūpinti ne tik lyga, bet reikia dar pasirūpinti ir sveikata, tuo atstatymu. Kiti žmonės aklai, vienu žodžiu, meta visokius vaistus gerti, kurių iš tikrųjų susirgę turėtų, taip, ir vien tik tai žolelėmis gydosi, kartais net neturėdami tam tikrų žinių. Ir aš pasakysiu, arba tai į vieną pusę, arba tai į kitą pusę, nuklydimas iš tikrųjų nėra gerai. Reikia rasti kažkokį viduriuką. Ir aš visada kalbu apie tai, kad reikia bendradarbiauti, reikia jungtis, reikia tradicinę mediciną jungti su būtent tą netradicinę vadinamą alopatinę mediciną. Taip, ir iš tikrųjų ateina laikai, kada visą tai vyksta jau. Ir žmonės sąmoningesni ir vyksta tas jungimosi procesas.
Ir aš asmeniškai, vat, būtent pati tam ir laiką savo leidžiu, kad galima būtų iš tikrųjų padėti ne tik sau, bet ir padėti kitiems žmonėms, suvokti, suprasti, kas tai yra ta sveikata ir kaip ją puoselėti, kaip ją prisižiūrėti. Žinote, geriausia, aišku, savaime prisižiūrėti, kol tu dar esi visiškai sveikas. Ir čia vat yra duomenys, kad 5 procentai žmonių pagal pasaulio mastą, ne pagal Lietuvos, vidutiniškai 5 procentai žmonių yra sveiki, visiškai sveiki. Taip, pagal visus kriterijus atitinka. 15 procentų iš tikrųjų yra ligonių. Ligonių, tokių grinai rimtų ligonių, kuri turi gerti vaistus, turi gydytis, turi atsistatinėti. Ir 80 procentų yra tokių, kaip pasakyti, priešlygės būsenoje, ne, kada skaito, nesvarbu, kad jisai turi tos požymius, plaukai slenka, nagai trūkinėja, oda skilinėja, ne, bet jis jaučiasi sveikas. Bet čia tai yra tokie dalykai, kada tai yra kažkokia liga artėja ir reikia atkreipti dėmesį į tai. Ir aišku, lengviausia, kaip Jūs manote, kuriuo galit parašyti, tiesiog ten yra galimybė parašyti žinutę, kokiu laikotarpiu, kokiam, bet būtent kokio būsenoje, ne, yra geriausia iš tikrųjų save puoselėti, prižiūrėti. Taip, Jūs teisus, geriausia prižiūrėti save, kai tu esi sveikas, visiškai sveikas. Po to reiškia, kai tu iš tikrųjų tokio priešlygės būsenoje, tai yra sudėtingiau, bet irgi taip pat dar kažkaip, tai yra aišku labai sunku, kada tu susirgi, kada ta stipri lėtinė liga ir pati tave iš vidaus griaužia ir faktiškai tu iš tikrųjų netgi žinai, kad atsistatymui reikia labai daug laiko ir kartais netgi pritrūksta jėgų atsistatyti. Ir tada reikalinga žymiai daugiau pastangų įdėti ir ne tik tai, kad vaistus gerti, bet ir iš vidaus savo padėti, valgyti, maitintis, judėti. Ir kaip, pavyzdžiui, pirmam slaide tiesiog 8 valandas miegoti, jau kai susirgi, ir netgi nesusirgus iš tikrųjų reikėtų taip daryti profilaktiškai. Tai yra tiesiog dar grįšiu į tai papildomai, ne, kad matytumėt, kad 8 valandas miegoti, 8888 žingsnius geriausia per dieną praeiti, čia pagal pasaulinės sveikatos organizacijos, ne, normatyvą. Subalansuotai, matote, maitintis, ne, kad būtų iš tikrųjų balansuota mityba ir pastoviai būti geros, pozityvios nuotaikos. Tai yra nuo ryto iki vakaro pastoviai iš tikrųjų save grąžinti į tą gerą būseną. Vat, ir aišku, pagal visus duomenys, kada klausi, kas yra sunkiausia, turbūt pirmaujančias vietas užima mityba. Mityba. Tai yra sunkiausia subalansuotai maitintis. Ir va būtent apie mitybą, taip aš jau tikrai labai daug, jau seniai, apie 20 metų šneku, tai netgi kažkada tai važiavau po Lietuvą ir rodydavau žemės ūkį, kaip atrodo žemės ūkis, nes iš tikrųjų kokios yra maisto medžiagos, tai yra kiek ten azoto, kiek kalcio, kiek mikroelementų toje pačioje žemėje yra, tyrimą galima pasidaryti. Ir žinote, visą laiką sakydavau, jūs pasižiūrėkite, 200% yra geležies, taip, toje pačioje žemėje, tenai 0,20% kalcio mano žemėje, kur tėtis mėšlų tręšia. Taip, ir aišku, savaime tų visų mikroelementų, kurios turėtų gauti augalas, ne, jų yra labai mažai. Ir aišku, žemės ūkis, jeigu tai pradedant, turėtų keistis pirmoji eilėje. Tas lapukas pas mane dingo, labai gaila, bet tai vėl taip jau buvo. Antras dalykas, kas yra iš tikrųjų trukdo, jeigu ir daržovė užauginta su visais mineralais, jeigu jinai ten gavo labai gerai, ta žemė prisotinta buvo ir derlinga labai. Tai kita problema yra tiesiog padaryti taip, kad būtų koncentruota forma ir tam padeda technologijos. Ir trečia problema tai yra įsisavinimas, tai yra tam, kad reiškia ta pati daržovė patektų pas mus ir aišku savaime patektų į ląstelę. Ir bet prašau, kas liečia ląstelę, ne, nes mes susidarome iš ląstelių ir ta pati mažiausia ląstelė, jinai iš tikrųjų yra gyvas organas, taip, tai mažas, mes jo nematome ir jinai irgi maitinasi.
Bet žinot, jinai nesimaitina agurkais, pomidorais, salotomis, taip. Jinai maitinasi būtent vitaminais, mineralais, tai yra jai reikalinga, kad gyventi amino rūgštys, jų turi būti pakankamas kiekis, kur iš tikrųjų kai kurios yra netgi negaminamos mūsų organizme. Tai yra fermentai, tai yra polinesočiosios riebiosios rūgštys, o ne reikalinga būtent vandens, reikalinga energijos, tam, kad ta ląstelė galėtų normaliai daugintis, taip kaip jai priklauso, atlikti savo funkciją. Funkcija žodis nėra naujas, ne? Funkcija tai yra toksai žodis, kuris sako, kad tai yra darbas. Ir gali atrodyti kartais gerai, bet, pavyzdžiui, kad ir žmogus, ne, gali atrodyti gražiai iš pat pradžių, ne, tačiau funkcija jau sutrinka. O po kiek laiko jisai pradeda jau ir nekaip atrodyti. Va, tai reiškia, funkcija būna sutrikusi anksčiau, negu mes kad atrodom. Ir lygiai taip pat, jeigu darome diagnostikas kažkokias, taip, tai faktiškai pirmoje eilėje tai turėtų būti funkcija, kad ateitume nepavėlavę, tada, kada jau, tarkim, pavyzdžiui, kepenys padidėja, iš pat pradžių gal funkcija sutrikusi, ne, nes 500 funkcijų turi atlikti mūsų kepenys ir daugiau. O tik tai po to, reiškia, iš tikrųjų, alopatinė medicina pamato, kad ten jau yra kažkas blogai, ne? Ar tai tulžies pūslės kanalėlis užsirietęs, kad ta funkcija negerai atlieka, ar tai, tarkim, pavyzdžiui, pačios kepenys aptingė, taip? Tai va, ir ta pati ląstelė, jinai turi darbą tokį funkciją, tai yra daugintis. Ir jeigu ta ląstelė pati serga, jai trūksta maisto medžiagų, jinai aišku savaime arba nesidaugina, sensta tokiu būdu, arba, tarkim, dauginasi tokius pačius gamindama, ne, tokias pačias ląsteles sergančias produkuodama. Ir čia va, tos trys tokios pagrindinės problemos, tai yra kaip užauginti, kaip apdoroti ir kaip tam, kad iš tikrųjų įsisavintų, čia yra užduotis, kurias iš tikrųjų pasauliniu mastu sprendžiame. Dabar, kas liečia technologijų pasaulyje, ne, ir jeigu mes paimsim žemės ūkį, tai tikrai dabar tai sparčiausiai žiūri, gal pas mumis ūkiuose dar nėra tokios žemdirbystės, ne, tačiau yra tikrai labai daug plantacijų, kur jau žino, kad iš tikrųjų žemėje tie patys mineralai, kurie yra, ne, jie turi patekti į tą augalą. Taip, yra daug tokių mokslinių tyrimų padaryta, kaip per šaknis patenka, jeigu ta žemė gerai apdorota, ant kiek turi reikšmę tą pati būtent žemė, jos derlingumas. Ir tikrai ateityje dar išgirsite daugiau. Dabar yra tikrai tokių visokių išdirbių, ne, toksai amžius, kada netgi ta pati, kaip sakant, jeigu žinote, Dubajus, ne, jisai pirmaujančią tą vietą pagal technologijas panaudojimą, ne, tai dabar pas juos yra tiesiog tikslas gauti tokias žemės, kaip sakant, apdorotą tokią žemę, naujos technologijos, kad būtų daugiau tų visų mineralų ir kad augalai, aš nežinau netgi kaip ten yra labai užslaptinta, ne, kad ant balkonų galėtų per kaitrą su nedideliu žemės panaudojimu galėtų auginti daržovės, vaisius ir kad iš tikrųjų tie vaisiai būtų produktyvūs. Bet technologijos pagaminimo irgi taip pat keitėsi, lygiai taip, kaip iš tikrųjų mūsų pasaulyje keitėsi, pavyzdžiui, aš paėmiau kaip pavyzdį plokštelę, ne, iš pat pradžių tai buvo plokštelė įrašas, po to žiūrėkit, labai greitai jau ten praeitam amžiuje, ne, mano gyvenimo laikotarpį, atsirado kasetės, paskui žiūrėkit, labai greitai kompaktai tik nusipirkti už didelius pinigus, kasetinį magnetofoną jau atsirado, žiūrėkite, kompaktas, ne, ir po kiek laiko jau tą kompaktinį grotuvą gali dėti į archyvą, nes iš tikrųjų viskas dabar vyksta debesyje, ne, mes turim telefoną, mes galim pasijungti ir per debesį bet kur transliuoti muziką, ne, tą, kur mums patinka. Lygiai taip pat keitėsi ir mitybos, kas liečia, tarkim, pavyzdžiui, tų pačių technologijų, išgauti iš tos pačios turtingos žaliavos, ne, išgauti, iš pradžių gal tai buvo žolelės, ne, po to jau atsirado milteliai, jau jie buvo 10%
kaip pavyzdys, ane, geresnės kokybės, taip, po to atsirado, reiškia, tabletės, taip, jau supresuotos, reiškia, jų galima daugiau panaudoti, taip, nu, 45% jau padarė labai didelį šuolį, tai iš tikrųjų kapsulės, ane, kur galima buvo tas pačias žolytes susmulkintas, apdorotas į kapsulės įdėti ir kad kapsulės ištirtų tik tai 12 pirštiai. Netgi tokių technologijų tai buvo tam, kad iš tikrųjų skrandis nebūtų didelis barjeras. Ir va, prašau, atsirado Accumulate Assay technologija, taip, ir man apie ją tikrai labai įdomu šitą kalbėti, todėl kad tai nauja tokia technologija, kurią nesulyginsi nie su kuo, nors žmonės bando tai palyginti su vienu, su kitu. Tai yra tiesiog tokia nauja technologija, taip, akumuliuota augalų jėga, taip, ir aš apie ją trupučiuką pašnekėsiu daugiau, kuri iš tikrųjų padarė proveržį ir netgi 10 kartų, ane, sustiprino visą tai ir padarė technologiją dar rimtesnę ir tvirtesnę. Ir tai rodo, reiškia, pavyzdžiai ir tyrimai. Kuogi ypatinga ta technologija, kokie yra išskirtinumai, taip, ir iš viso tų produktų kokie išskirtinumai yra. Aš apie juos truputį daugiau šiandien pakalbėsiu. Vat, tai pirmas dalykas, tai aš atsimenu, kai iš tikrųjų dirbau su sveikata ir labai daug žmonių sakė, bet aš daržovės užauginu ir man to užtenka. Ir iš tikrųjų vasarą tipo turėtų pasikaupti, bet jeigu plonasis žarnynas blogai dirba, arba taip žarnynas dirba, iš tikrųjų mes šitų atsargų negalim padaryti. Ir to labiau, kad kuo toliau, tuo mažiau mes galime tų atsargų padaryti. O dar, kaip aš sakiau, pasisavinimas yra dar vienas dalykas. Ir užtat iš tikrųjų labai daug kas pradėjo ten iš tikrųjų valyti žarnyną tam, kad galėtų pajausti kažkokį tai pasisavinimą geresnį netgi maistą. Su Accumulate Assay irgi taip pat yra valymas, bet šitas produktas įsisavina visiškai kitokiu būdu ir be valymo. Valymas reikalingas tam, kad iš tikrųjų daržovės ir vaisiai, kuriuos mes valgome, dar papildomai, ta pati mėsa, tas pats maistas turėtų pasisavinti. Tai tada, ir sveikesnis žmogus, kad nebūtų kažkokių tai didelių sankaupų, tame pačiame žarnyne. Tik dėl to, profilaktiškai netgi rekomenduočiau 2 kartus metuose tiesiog prižiūrėti taip ir pavalyti taip, kaip mūsų senoliai anksčiau darė, tai tiek, kad biškį stipriau. Nes taip per metus, jeigu tai ne visiškai natūralu, netgi iš tų pačių vitaminų gali būti ir tų pačių papildų, gali būti sankaupų per metus susikaupę. Vat, nes yra vis tiek tai kažkokie tai kažkokie užpildytojai ir klijai tom pačiom tabletėm suklijuoti. Tai nėra iš tikrųjų taip jau visiškai natūralu. Šitas produktas yra visiškai natūralus, natūralus ir skonis, natūralus ir kvapas, natūrali netgi spalva ir nėra jokių pridėtinių tokių, kaip pasakyti, medžiagų, kurios pakenktų iš viso organizmui, ir kad darytų sankaupas. Toliau sustiprinta yra tikrai augalų galia ir ta galia sustiprinta specialios, reiškia, tos technologijos, tai jeigu tai paėmus, greitas, skanu, efektyvu, patogu. Tai yra, aš dar mokiausi kinų medicinoje, ir būtent pagal liežuvį, pagal tai, kas po liežuviu yra, galima būtų pasakyti, kas yra mūsų organizme, bet po liežuviu dar papildomai yra labai daug biologiškai aktyvių medžiagų, per kurias burnoje iš tikrųjų patenka maistinės medžiagos, bet jos turi būti ir ganėtinai greitai į organizmą. Bet jos irgi turi būti tam tikros technologijos, netgi, pavyzdžiui, tie vaistai, kurie po liežuvio, kad greitai, pavyzdžiui, prie infarkto gresiančio, jūs validolį kišate po liežuviu ir labai greitai, viskas tai patenka ir stabdo, arba ten, tarkim, pavyzdžiui, tachikardija ir lašiukai gudobelės, po liežuviu labai greitai patenka į kraują ir jau gerėja labai greitai rezultatai. Tai faktiškai tai gali būti arba spiritinis, arba, tarkim, pavyzdžiui,
vandens tas produktas arba tam tikra cheminė medžiaga, ne, kuri padeda, reiškia, ištirpdyti tos biologiškai aktyvias medžiagas. Mūsų atveju tai yra melasa, tai yra aukštos kokybės cukrai, fruktozė. Cukrai tai yra iš tikrųjų fruktozė nuo tų pačių augalų, ne, tai yra gliukozė ir sacharozė. Tai yra visa tai, kas iš tikrųjų mums organizmui reikia, nedidelėm dozėm, ir aš šiandien ir apie tai pakalbėsiu. Ir kada patenka į kraują, dar papildoma technologija yra tiesiog neigiamų jonų. Ir neigiami jonai, jie tiesiog randa, kur keliauti, į kokią ląstelę patekti. Tai yra mikrodalelytės, tai yra nano beveik technologija, ne? Tai yra, kada tos mikrodalelytės, tuose minusiniuose konteineriuose taip aptrauktos, aš nepasakosiu, kaip ten daroma ta technologija, tai yra šiokia tokia ir paslaptis. Bet vat, su tų neigiamų jonų pagalba tiesiog keliauja į patį tą organą arba ten sistemą, arba tarkim, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, kepenys, arba reikia valyti žarnyną, tai yra truputį kitaip. Tai yra tiesiog valoma pati ląstelė, jau iš ląstelės išeinančios medžiagos pasišalina per žarnyną ir tokiu būdu valo tą žarnyną iš visų pusių. Tai būtent iš vidaus ląstelės patenka į ląstelės vidų ir išvalo. Netgi jeigu tai yra ar parazitai, ar kažkokios bakterijos, ar virusai, irgi taip pat šitos medžiagos jos patenka tos technologijos dėka į tą pačią ląstelę ir būtent tokiu būdu išvalo netgi nuo visų nereikalingų medžiagų, o tuo pačiu atnešdamos, kadangi augalas turi ir vitaminų, ir mineralų, atnešdamos į pačią tą ląstelę ir maistinės medžiagas, kaip mes žiūrėjom, ten amino rūgštis, ten 28, ten 15 vitaminų, mineralų ir viso to, ko reikia mūsų organizmui. Taip. Aišku, vandenį turėtume gerti patys ir deguonies irgi taip pat kvėpuoti dar turėtume. Taip. Bet kai kurios biologiškai aktyvios medžiagos net ir deguonį lengviau padeda pasisavinti. Tai va, tai yra toksai skanus ledinukas, taip, ledinukas, pastilė, kuris būtent specialios technologijos dėka visų būtent šitų medžiagų, kurios įeina į augalą, sustiprinta formulė, neigiamų jonų dėka patenka tiesiai į ląstelę, į tą sergančią ląstelę, kuri šaukiasi pagalbos ir netgi joks aparatas dar neištiria, kad ten jau yra SOS šaukiama. Ir dėl to kitą kartą, žinote, sako, tu ten atėjai, pas tave jau skauda, sako, kur tu buvai anksčiau, gal anksčiau mes būtume tau daugiau padėję. Čia tikrai visas pasaulis žiūri, kaip padaryti tas diagnostinius tyrimus, kad kuo anksčiau atpažinti lygą. Tai kad prasideda problema ląstelėje ir kad formuojasi lyga, tai būtent yra ta neigiamų jonų technologija, kada neigiamas jonas atranda tą sergantį pliusinį joną. Tai panaudota būtent tą fiziką dar papildomai. Ir taip, šitie produktai, jų reikia daug mažiau, kadangi iš tikrųjų aplenkia tuos visus barjerus, aplenkia skrandį, aplenkia kepenis, aplenkia žarnyną ir papuola būtent per kraują tiesiai į tą ląstelę. Tai iš tikrųjų mes labai sutaupom ir žaliavos nemažai, nes augmenija yra irgi taip pat resursas. Ir kai man, žinote, pasako, žinote, iš šitą, kad išgauti tiek ir tiek, reikėjo tiek ir tiek kilogramų panaudoti. Ir aš taip pasižiūrėjau, Dieve, tai kiekvienam, jeigu vienam žmogui bus kilogramą, tarkim, pavyzdžiui, to augalo į dieną, tai greitai neliks resursų. Ir yra, pavyzdžiui, visai kitaip, kada iš tikrųjų mes žiūrim gamtą ir tų resursų mes tiek daug neišnaudojam, o išnaudojam būtent iš tos pačios augalo ląstelės, atidarydami membraną išimam dar daugiau tos koncentracijos, tos medžiagos, kuri būna kitų technologijų dėka nepaimta. Pavyzdžiui, žolė užplikai iš tikrųjų daug medžiagos atlieka. Aišku, yra ekstraktas, tai iš to ekstrakto dar būtent ištraukiamas ekstraktas, toks ekstraktas, kuris papuolas į ledinuką, netgi iš tikrųjų
Yra tokių atvejų, žmonės alergiški, ne, ir alergijos nejaučia nuo to žolės. Vis tiek, aišku, prie energiškų žmonių reikia pagalvoti. Tai vat, iš tikrųjų, vat, pasisavina aplenkiant barjerus, taip, vat, būtent teigiamų jonų technologija panaudota ir, aišku, sustiprinta augalų galia. Bet galų gale iš tikrųjų atsirado tokia technologija, kuri 10 kartų augalų galią sustiprina. Maža to, kad sustiprėja dėl to, kad sinergizmas yra tarp augalų, viena kitai žolė, reiškia, padeda tiesiog, bet sustiprina dar ir kitokiu būdu. Tai yra tiesiog, žinote, ten yra turbulencija tiesiog, jinai išjudina gražioj formoj, kad atidarytų tą membraną, ne, ir tokiu būdu iš tikrųjų ta galia yra sustiprinta. Aišku, nepagalvokit, kai čia vienas žmogus sako, žinai, čia tiesiog tik tai energija, nieko daugiau, nieko panašaus. Čia yra ir energija, aišku, galima būtų pasakyti taip, kaip pasisavina kaip homeopatinis preparatas, bet Dieve, tai nėra homeopatijos principus atitinkantis produktas. Tai nėra vien tik tai energija, tai yra viskas kartu. Ir vitaminai, kurie yra augale, ir ta pati galia yra sustiprinta, tai yra energetinė, taip, ir tuo pačiu yra neigiamų jonų technologija, taip, ir aišku, savaime tai yra pasisavinimo procentas yra vienas iš didžiausių. Ir tai mes turime. Dabar turime netgi 18 pastilių rūšių, kur džiaugiamės, kada aš atėjau į kompaniją, tai tikrai nebuvo tiek daug. Tai mano dabar laikotarpyje tiesiog dar 4 produktai nauji išėjo į rinką ir kompanija yra nauja, jai tik 12 metų, užsibrėžusi labai didelius tikslus, iš tikrųjų padaryti net ir parduotuvę, kad mes galėtume tiesiog pirkti tai, kas mums reikalinga, naudinga į ateitį. Yra kosmetika, yra košės, yra kava, yra ir dantų pasta, dantų priežiūros priemonės, yra kitose šalyse, dar yra kisieliai sveikatinimo, taip iš tikrųjų ypatingi. Ir yra arbatos įvairiausių rūšių. Mes kol kas galim pasimėgauti iš tikrųjų batonėliais, košėmis, kava. Ir kosmetika, taip, bet pagrindinį akcentą iš tikrųjų dėti kompanijos, kaip sakant, perliukas, ne, tai yra būtent akumulytas į technologijos pastilės, tai yra sveikata. Ir žinote, mes kada sužinojom apie tą produktą, tiesiog su vyru nusprendėm, mes naudosime šitą funkcinį maistą, tai yra maistas. Šitas maistas bus pas mus ant stalo, jis bus mūsų visoje šeimoje, bus mūsų visų pažįstamų rate, taip, ir mes iš tikrųjų propaguosim šitą produktą, nes matau labai didžiulės perspektyvas su to produktu į ateitį. Kokiegi tai produktai? Tai yra 4 rūšių dabar, taip, tie produktai yra kasdieniniam vartojimui. Kaip matote, tai yra dėžutės, ne, dėžutėje yra labai tikrai malonios dėžutės, taip paėmus tikrai jos viso ekologiškai panaudota žemėje tai yra žemėje suyra, taip, ir net plasmasė, ir netgi tos metalinė folija, ir labai gražios spalvos padarytos irgi taip pat iš natūralių medžiagų. Ir malonu rankoje turėti, ir malonu padovanoti, ir malonu iš tikrųjų pavaišinti, todėl kad netgi kiekvieną tą, kaip sakant, blisteris, ne, kiekvienas tas lašiukas yra atskirai sudėtas į atskirą lizdelį. Ir netgi jeigu ten, tarkim, pavyzdžiui, atskyrei tą vieną tą lizdelį, ten kiekvieno lizdelio netgi yra vis tiek pavadinimas, kad tai yra apaugau ir kad tai pavadinimas to produkto. Pati kompanija APL, iš pradžių tai kalbėjo apie tai, kad tai yra prieš anti-aging products line, tai yra prieš senėjimą linija, prieš senėjimą yra sukurta ir tai būtent technologija nusipirko Sergejus Sergejevičius Kulikovas, tuo metu verslininkas, bet pradėjęs savo karjerą nuo tinklinės rinkodaros, jisai nusipirko tą technologiją pas italus, kurie 25 metus beveik atidirbinėjo tą technologiją. Ir
nepaleidę buvo į rinką, nes nebuvo dar laikas, nebūtų suprasta. Ir kada išaiškino Sergejus Sergejevičius būtent savo ketinimus, ką jisai nori padaryti, kad jisai visą tai darys per tinklinį rinkodarą, žinokit, mokslininkai sutiko ir pardavė jam tą licenciją, pardavė iš pat pradžių 25 metų, o po to visam gyvenimui. Ir šitą pačioj pradžioj tai buvo gaminamas Grow, jeigu matote GRV, pasirinko pavadinimus iš angliškos abreviatūros, faktiškai tai yra Grow, tai yra didelis, augti, ane? Ir pats pirmas produktas tai buvo tiesiog, kuris turėjo labai daug ir dabar turi, ane? Ta pati formulė, jinai nei kiek nepasikeitė. Tai yra, turi tiesiog vitaminų, mineralų, bioflavonoidų, polinesočiųjų riebių rūgščių, amino rūgščių ir taip toliau. Ypatingai antioksidantų, taip. Ir jeigu tai paėmus, sudėjus viską būti vieną, tai turbūt reikėtų tikrai labai nemažai lėšų išskirti tam, kad galima būtų vien tik antioksidantai. Jeigu paėmus, ane, tai tu turi nusipirkti vitaminą C, vitaminą E, vitaminą A, tai yra antioksidantai. Tai tie patys bioflavonoidai 300 rūšių, ane, tai yra iš tikrųjų labai moduliuoja mūsų imunitetą. Ir rinkoje užėmęs Grow dabar, užėmęs būtent pirmaujančias vietas, tai yra gavo pirmą vietą reitinguose, ypatingai tuo laikotarpiu, kada buvo korona ir žmonės turėjo didžiulius rezultatus, nors ir netikėjo, ką gali padaryti ledinukas, kada iš tikrųjų žmonės aplinkui taip miršta. Taip, o čia mat stebuklas. Taip pat Grow parodė dar savo galę, parodė tada, kada žmonės jau išėjo iš COVID ir tikrai turėjo nemažai tenai pasislėpusių, ne, viduje problemų. Tai yra pašaliniai poveikiai ir, aišku, pašaliniai poveikiai to paties skiepo. Grow padarė savo darbą, tikrai ir dabar šiuo metu sergsti profilaktiškai, jeigu naudoja, tai sergsti nuo bet kokių infekcinių ligų. Ir stiprina mūsų imunitetą ir, aišku, moduliuoja, tas labai svarbu. Ir dar pastebėjimas yra pagal kainą, jisai daug yra prieinamesnis negu, tarkim, pavyzdžiui, kiti imunomoduliatoriai ir bioflavonoidai. Jeigu reikėtų dar atskirai bioflavonoidus pirkti, ne, imunomoduliatorius, antioksidantus, žinau, kad išeitų labai didelė suma pinigų ir Amerikoje žmonės, kurie papildus, tarkim, ir vitaminus geria jau nuo praeito amžiaus pradžios, 80 metų jau skaičiuojama, jie labai įvertino Grow. Tai yra skanu, tai yra greitai veikia ir tai ir iš tikrųjų efektyvus produktas. Ir matote, iš visų, reiškia, natūralių medžiagų, čia yra ir ežiuolė, čia yra ir geltonasis dobilas, visos medžiagos, kurios pasižymi būtent bioflavonoidiniam, antioksidaciniam ir imunomoduliuojančiam savybėm. Ir raudonasis šitas šermukšnis ir netgi grybai, ane, šitie kietieji grybai, reiši, taip, kuriuos parduoda kitą kartą vienus, su vandeniu užpylia ištrauką, tai parduoda. Irgi taip pat yra ir alijošius, yra vien tik alijošiaus preparatai veikia, ką jau kalbėti apie tai, kad sinergizmas visapusiškai nepadaro ir granatas. Ir dumplainis, tai yra visiškai natūralios medžiagos. Sekantį produktą norėjau paminėti, tai yra GTS. Tai yra produktas, kuris pavadintas garbiai automobilio GTS, kuris buvo labai greitas, ane, kuris yra labai greitas. Ir faktiškai tai yra B kompleksas, visas B kompleksas, plus dar koenzimas Q10, yra netgi B17. Šiaip nėra jisai pažymėtas, kad jisai tinka vėžiu sergantiems žmonėms, specialiai sukurtas tam, nes tai yra visiškai kiti dalykai, turi daryti klinikinius tyrimus su vėžiu sergančiais žmonėmis. Faktiškai vien tik tai, kad jame yra B17, jau duoda suprasti, kad iš tikrųjų galima jį naudoti profilaktikai prieš vėžį ir netgi jeigu kitą kartą tu net nežinai, ar pas tave yra ar ne, bet B17 gali stabdyti. Tai gali padaryti labai didžiulį proveržį šitoj sferoje.
Bet pastebėjimai paprastai, bet kasdieniai buity, tai yra tiesiog žmonėm, bet, pavyzdžiui, profilaktiškai tai yra suteikia energijos. Iš tikrųjų, nereikia gerti tiek daug kavos, nereikia ten tų visų toksinių gėrimų gerti, tam, kad iš tikrųjų turėti energijos. Ir visi produktai, kurie įeina į tą sudėtį, mes tikrai juos gerai žinom, jie nėra mums kažkokie nežinomi. Tarkim, pavyzdžiui, netgi tą šizandrą aš auginu pati savo kieme, o čia prie šizandros dar įeina ir daugybė tokių augalų, kurie irgi taip pat duoda tos energijos. Tai yra užkuria ląstelė, nes čia ląstelės maistas, funkcinis užkuria ląstelė tą vadinamą elektrinę, kad galėtų mūsų ląstelė tikrai turėti energijos, o nuo to pato ir plečiasi ta energija. Šiaip greito poveikio produktas. Žmonės tikrai pabandė, žiūrėkit, kaip sako, kitą kartą duodu paragauti, 1, 2, 3, prašau, jau po 3 tikrai daugiausiai visi veikia. Bet kartais būna taip, kad yra problemos ir reikia žiūrėti giliau. Jeigu nesuveikia, pavyzdžiui, produktas, tai galima žiūrėti, gal ten iš tikrųjų kažkur giliau yra didžiulė problema ir ją reikia tvarkyti, nes energija irgi tai parodo. Sekantis produktas kasdieniniam vartojimui, tai yra tiesiog nesvarbu, ar tu turi problemą, ar tu neturi problemą. Mes esam lietuviai ir mes gyvenam tokiose sąlygose, kur iš tikrųjų sąnariai kenčia. Kenčia sąnariai ir sutikim su tuo. Tai yra vėjuotos sąlygos, tai yra drėgmė didžiulė. Ir, pavyzdžiui, mūsų sąnariai, 30% žmonių tikrai turi problemų su sąnariais. Ir slaidas yra būtent, slysti, slaidai yra slysti, turi tokių savybių, kada būtent padeda mūsų tam, būtent sąnarių skysčiui atsistatyti. Taip, tai tada faktiškai pirmoje eilėje nesusinaikinti, nes iš tikrųjų metam bėgant skysčia mažėja, bet netgi atsistatyti. Ir yra netgi priešuždegiminių medžiagų papildomai. Tai yra, padeda gaminti mūsų organizmui elastaną, kolageną. Dabar kolageną labai nori visi iš išorės naudoti, tai yra gerti tiesiog tą kolageną. Bet žinokit, žymiai geriau yra iš tikrųjų visam laikui geriau panaudoti, kad atsistatytų tas kolagenas ir kad tą patį uždegimą dar papildomai numalšintų. Ir yra, prašau, čia mes netgi kažkur tai esame girdėję, per televiziją visai neseniai sakė, pipiriuką panaudojus kartu su kurkuma, tai yra su būtent geltonaisiais tais milteliais ciberžolės, taip, faktiškai ciberžolės netgi 25 kartais padidėja efektyvumas. Čia viskas yra paskaičiuota, mokslinio tyrimo instituto, viskas apgalvota, yra tokios medžiagos, kurios tiesiog įėjusios į sudėtį visą tai tvarko mūsų organizmą, tuo labiau negali niekaip pakenkti. Šito produkto neperdozuosi pagal tai, koks probleminis lygis, tai yra tiesiog dušas, toks skonis labai fainas, vaikystę primenantis. Ir ledinuką po liežuviu padėjus, tiesiog malonumas jaučiasi ilgą laiką. Aš mėgstu tiesiog įdėti tarp dantų ir liežuvio. Vieną slaido, kitą stopo. Man labai patinka tas derinukas, tai sekantis produktas. Man tas derinukas, kai patinka, labai fainai iš tikrųjų. Net ir kalbėti gali, net ir gerti, ir valgyti gali, ir būti ilgą laiką tiesiog po truputį tirpsta jisai ir po liežuviu visos medžiagos žinai, kad pateks į kraują. Ir čia yra mano ląstelinė mityba kiekvienai dienai. Malonu tikrai naudoti. Kas liečia stopą, tai jisai iš tikrųjų sukurtos stop skausmui. Tai taip ir vadinasi stop. Bet iš tikrųjų skausmas yra, jeigu aš kinų mediciną baigus, tai labai gerai žinau, kad skausmas tai yra kraujotakos sutrikimas. Ir faktiškai stopas jisai tvarko kraujotaką. Yra labai daug atvejų, kada žmonės pasakoja apie tai, kada kojų, reiškia, buvo toksai kaip nejautra, tokia grinai kaip adatėlis vaikščioja. Tai iš tikrųjų stopas jisai pagerina kraujotaką ir žiūrėkit, tie simptomai, kai tokios karštos kojos būna arba šaltos kojos, kažkaip išnyksta. Aišku, čia yra inkstų problemos, reikia dar tvarkyti, bet stopas kraujotaką pagerina. Ir kodėl su slaidu labai gerai? Už tai, kad daugiausia problemų būna, žinokit, sąnariuose arba tam, tarkim, raiščiai arba tie patys sausgyslės raumenys, iš tikrųjų,
Kraujotakos sutrikimai irgi taip pat būna. Nepatenka maisto medžiagos, užtat ir skauda. Labai gerai nuo galvos skausmo, labai gerai iš tikrųjų raumenų skausmui. Vat kaip pasportuoji daugiau, ne, skauda raumenys, o stopas tikrai padeda susitvarkyti. Pats prieinamiausias iš tikrųjų daugiausiai apyvartos padaromas produktas tai yra relaksas ir tai parodo, kad iš tikrųjų tas produktas labai reikalingas žmonėms. Faktiškai relaksas vien tik tai pavadinimas jau pasako savo, tai yra relaksas. Tai yra tiesiog nervų sistemai skirtas produktas, kuris tiesiog įtampą sumažina. Padeda atsikratyti tokios, kaip pasakyti, nervinės būsenos, tokios įtampos. Ir nuo jo galima netgi pradėti tam, kad ląstelė irgi atsipalaiduotų, nes jeigu mes kartais yra žmonės turi tokią įtampą susikaustę taip, kad netgi nejaučia, kad jisai turi tą įtampą, jau tiek priprato prie tos ilgalaikės įtampos. Tai va, prie ilgalaikės įtampos relaksas iš tikrųjų labai gerai. Yra produktas dar kitas toks, tai, apie kurį aš tą truputį užsiminsiu. Tai yra tada, kada staigiai įvyko nelaimė, kažkoks tai didžiulis stresas, ne, tai panaudoti reikėtų iš tikrųjų dar papildomai kitą produktą, jisai vadinasi Happy, bet relaksas jisai prie tų ilgalaikių stresų ir jie daugiausiai kenkia iš tikrųjų mūsų organizmui ir pavyzdžiui, netgi prie stresų didžiulio, ne, prie tos įtampos ir skausmas yra didesnis ir yra įrodyta grinai, kad mintys irgi taip pat prastos, susikaupimo nėra, žmonės prastai miega. Tai yra tiesiog reikia tvarkyti priežastį. Tarp kitko, šitie produktai, jie ir simptomus, ne, tą funkciją tvarko, bet ir priežastį, dėl ko atsirado, vienu žodžiu, tam tikra problema. Sekantis produktas normas, jisai taip ir sako, paimk cukrų apie kontrolę. Tai vat, normas tai yra kasdieniniai mano mitybai, aš tiesiog naudoju ir tikrai turiu gerus rezultatus, nes man nuo vaistų naudojimo, akromeganiniai vaistus naudojimo, tai yra pašalinis poveikis, yra tiesiog cukrinis diabetas ir skaito, kad aš jau nenaudosiu tų vaistų, tai ir to nebus. Bet žinot, kai šokinėja, padaro labai blogų dalykų ir faktiškai normas jisai padeda reguliuoti, kad nešokinėtų taip stipriai cukrus. Aš tikrai jaučiu poveikį, netgi jeigu ilgesnį laiką nepavalgau, būna taip, tiesiog tarpas ilgas, aš nejaučiu nuovargio. Tai čia yra labai svarbu. Na ir aišku, du produktai tokie, kurie skirti moterim atskirai ir vyram. Power of Woman, ne, tai yra moterim, tai yra tiesiog atskleidžia moteriškumą. Ypatingai labai svarbu merginom problemas sprendžia, kurios dar jaunos yra, ne. Problemas sprendžia ir aišku, jaunom merginom virš 40, irgi taip pat labai svarbu taip reguliuoti tą hormonų pusiausvyrą. Na ir aišku, sprendžia klausimus ir pagerina malonumą merginom, kuriom žydėjimo amžiuje, nes sudėtinės medžiagos grynai skirtos tam, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra geltona tokia gėlytė, kur matote, ne, tai netgi afrodiziakas. Tai yra vieninteliai produktai, kurių negalima duoti vaikams. Šiaip tai visi produktai tinka vaikams. Vien tik tai dėl to afrodiziako. Vat, ir yra vyram produktas, kurį galime kitą kartą prie akmenligės inkstų, kepenų akmenligės, jeigu tai yra tulžies pūslės akmenligė, vyriška formulė tinka, todėl kad iš tikrųjų tvarko inkstų visokias išvalo iš inkstų būtent ir atstato jų funkcijas, tai yra tos druskos, akmenukai, smėliukai, gleivės. Na, o vyram, aišku, čia yra tikrai profilaktika prieš prostatą ir šiaip skaito pagerina malonumą šeimyniniai porai. Yra atvejų, kada yra gimę ir vaikai. Sekanti klasė tai yra premium klasė ir vat čia jau iš tikrųjų tokie premium produktai, kurie skirti tokius jau brangesni tie produktai ir aišku, ta pati technologija, tik tai parinktos medžiagos yra. Kitos ir pavyzdžiui yra produktas Hartas, kuris skirtas būtent kraujotakos, kraujagyslių ir pačios širdies darbą sutvarkyti. Visą tai, kas surišta su širdim.
Ir tai yra tiesiog priežastį sutvarkyti, ne? Ir ilgesnį laiką vartojant profilaktiškai tikrai mes turim gerų rezultatų, kur netgi gydytojai pasako, kad va, prašau, jau jūs tiesiog kraujagyslės jūsų švaresnis kažkodėl, tai ką dar ten naudojat. Antas, tai limfai valyti, tai yra sukurtas tam, kad prieš energiją, va dabar pradės žydėti sodai, tikrai antą pavaišinti, net žiūrėkit 1-2, o pagerina situaciją, žmogui jaučia labai gerą rezultatą, žmogus, kuris turi energiją. Štai pavargsta nuo tų hormoninių preparatų, norisi kažko kitko, tai antas iš tikrųjų ir simptomus patvarko. Aišku, reikia bandyti duoti, paragauti, bet tuo pačiu ir priežastį naikina, nes jisai būtent su autoimuniniais sutrikimais tvarkosi. Ir visapusiškai tai yra ir limfą valo, ir kraują valo, ir netgi nuo sunkiųjų metalų irgi taip pat yra tyrimai padaryti valo. Sekantis produktas yra AISas. Būtent technologijos dėka. Žinau, kad iš tikrųjų gali būti ir sąstatas produktų, ne, ir ta formulė panaši kažkur, bet technologija turi labai didelę reikšmę. Tai vat, AISas jis labai greitai veikia tiem žmonėm, kurie, tarkim, pavyzdžiui, dabar ar suvalgė kažką ne tą, ar, pavyzdžiui, skrandis sustojo, arba ten pučia vidurius, taip. Jisai valo mūsų organizmą, kaip sakiau, ląstelę valo iš vidaus, bet svarbiausias dalykas atstato būtent tą gleivinę. Gleivinė visur, kur yra, gleivinė skrandžio, gleivinė žarnyno, taip, va, tai yra labai svarbu. Nes kada yra gleivinė tokia, va, riebaluota, užsunypusi, ne, tai va, per ją nepatenka maisto medžiagos. Tai AISą naudojant tiesiog pagreitėja regeneracija tos gleivinės. Gleivinė visur, kur yra, jinai atsistato. Ir tikrai yra, o gleivinė visur, burnoje, skrandyje, visur. O žiūrėkit, ten, kur skysčiai, ten yra gleivinė. Ir čia va buvo paskutiniu atveju, tai tiesiog buvo moteris, kuri tiesiog džiaugiasi vien tik dėl to, kad jos gyvenimas tikrai pagerėjo, nes su metais, kada žmogui apie 70 metų, ne, pas jį tikrai visur išsausėja. Ir tai yra labai nemalonu. Ką jinai bedarė, visokias moteriškas formulės naudoja, jinai panaudoja būtent AISą ir turi labai gerus rezultatus. Na ir aišku, mums lietuviam labai puikus produktas yra heperis, HPR. HPR tai yra tai yra kepenys. Tai yra faktiškai, kaip ir sakiau, mes esame vėjo šaly gyvenantis, ne? Ir labai daug žmonių iš tikrųjų turi problemą su sąnariais, o sąnarių priežastis yra kepenys. Ir tas maistas mūsų dabar nekoks, ne? Tai riebus, tai aštrus, tai ten su prieskoniais, tai be prieskonių, tai apkepęs, tai su kepęs ir tikrai gyventi taip jau labai yra sudėtinga, ne kiekvienas gali taip išmesti orkaitę, taip kaip aš išmečiau, ne, iš savo gyvenimo ir prašau. Ir mityba negali garantuoti, kad jinai tokia gera ir tos pačios kepenys nuo išorinio poveikio tiesiog serga. Ir naudoti, tarkim, apsaugoti kepenys yra labai svarbu. Maisto medžiagos, o būtent žolės tos, kurios įeina į uogos, būtent parinktos taip, kad galėtų apsaugoti mūsų kepenį. Ir yra dar premium plus klasė. Aš labai trumpai, ne, tai iš tikrųjų vat, apie happy aš kalbėjau, tai yra kada stresas, greitai stresas, ne, ir reikalinga susikaupti. Tai happy tiesiog, šiaip yra nuo žodžio happy, laimingas, jisai tiesiog padeda mums susikoncentruoti, būti čia ir dabar, ir tam jisai yra sukurtas. Ir tuo pačiu, aišku, savaime labai žmonės kenčia dabar nuo nervinės įtampos, nuo iš tikrųjų tokio greito streso, ne, ir naudojant happy kartu su relaxu yra labai geri rezultatai. Brainas kiekvienam vaikui reikalinga duoti tam, kad galėtų, bet aš dabar į Vokietiją važiuoju, mano mergaitė egzaminus laiko, tai tiesiog happy, relaxą ir brainą esu paruošus tam, kad jai geriau būtų, kad lengviau būtų išlaikyti visus tos egzaminus. Tai yra svarbu susikaupti, svarbu iš tikrųjų įsiminti ir antiek dabar toks amžius, kada pilna labai tokios visokios informacijos, ją reikia pasirinkti ir brainas tikrai tam padės. Airas vien tik tai žodis air. Air tai reiškia iš tikrųjų orą ir faktiškai tai yra atstatymui
plaučiam. Ypatingai jeigu žmogus kažkokiuose toksinėse dujose dirba, net dabar tikrai ne visi darbdaviai padaro taip, kad būtų vėdinamos gerai patalpos, ne, nors tai siekiama padaryti. Tai norint save prižiūrėti, reikalinga iš tikrųjų airą profilaktiškai naudoti, kad apsaugoti kepenis, o ir aš, kaip sakiau pačioj pradžioj, ir atstatyti. Arba, tarkim, atstatyti ir paskui dar prižiūrėti. Ir beauty, tai yra grožis iš vidaus. Pažiūrėkit, kiek visokių medžiagų yra įdėta į beauty. Tai yra beauty, grožis iš vidaus. Niekada, iš tikrųjų, grožis iš vidaus. Oda nebus graži, plaukai ir nagai, jeigu bus viduj organai sergantis. Tai va, beauty tiesiog iš vidaus tvarko mūsų organus. Tai iš tikrųjų atstatom. Štat labai greiti rezultatai būna. Jau po 2 savaičių tave sutinka ir sako, kokį švytinti tu esi, kaip gražiai atrodai. Na ir aišku, yra pas mus papildai. Tai yra 2 pakuotės, tai yra papildai, tai yra melsas, tai yra prieš visus parazitus, unikalus produktas, jo nėra. Ir tikrai džiaugiasi tikrai mamos, kurios augina vaikus už tai, kad dar suaugę žmonės gali ten tos karčius visokius produktus naudoti, ten visokius burbuliukus naudoti, praryti ir taip toliau nuo tų visų parazitų. Bet jeigu natūraliai vaikams, tai jie tai netinka, jie turi, kaip sakant, per prievartą juos naudoti. Melsas yra ganėtinai skanus, taip, ganėtinai greitai veikiantis ir faktiškai ingredientų apie 40 suėjęs ir vadinasi multispektras, kuris tvarkosi su visais parazitais, netgi grybeliniais, su pelėsiais, su būtent kirmėlių rūšių, nes jeigu taip ir nuo kirmėlių, tai yra kelių rūšių, ne, tik tai yra tam, kad panaikinti. O tai produktas, kuris iš tikrųjų susitvarko, padeda mums susitvarkyti ir neužmuša šitų parazitų, o būtent išveda iš organizmo, padaro sąlygas nekokias. Nu, va, tai yra tiesiog sukuria tam tikras vibracijas, kur tom visom parazitiniam kultūrom aukšto vibracija, netinka, jinai išeina, jinai negali gyventi. Teko girdėti, ne, jeigu tu esi šviesus žmogus, pas tave yra aukštos vibracijos viduje, jokie parazitai nesiveisia. Tai va ir čia jie negali išbūti. Tai yra augalų galia ant tiek yra stipri, kad parazitus tiesiog išveda iš organizmo. Ir man teko matyti, aš ant savo katino mačiau, kaip iš tikrųjų išėjo parazitai iš jo organizmo. Na ir aišku, perfektas tai vienas iš paskutinių produktų, kuris padeda tiesiog žmonėms išmokti tikrai taisyklingai maitintis ir būti gražiam. Bet ne veltui sako, perfektas tai yra visam kūnui, tai yra tiesiog ir graži talija, taip, ir tiesi nugara, ir taisyklinga mityba kartu su perfektu eina. Ir iš tikrųjų mes turime labai gerų rezultatų, kada žmonės, paprašau, mūsų pačioje organizacijoje Lietuvoje, tai yra tiesiog perfektą naudojant, kartu su suderinus mitybą, prašau, 5,5–7 kg minuse. Tai yra sulieknėjo žmonės, ne? O ir šiaip sveikesni. Čia trupučiuką turiu palyginimą, nes labai daug kas kalba apie tai, kad sako, nu žinote, čia 75%, 75 gramai, klausyk, tenai 100 gramų yra cukrus. Ačiū Dievui, žmonės išmoko skaičiuoti. Tai aš čia parašiau tą lentelę, dėl to, kad surinkau medžiagas ir sakau, tam, kad suvalgyti įvairių vaisių, tam, kad gauti vitaminų, mineralų, iš tikrųjų reikalinga 300–500 gramų. Suvalgyti ten tų pačių vaisių, prie tų pačių daržovių, prie mėsos ir prie visko. Na ir vaisių iš tikrųjų, prašau, jeigu tai paėmus, bananai, jie turi angliavandenį, jie turi cukraus ir 100 gramų. Jeigu paimsim 300 gramų bananų, mes jau turėsime vos ne 36 gramus cukraus. Ir aišku, dar glikeminis indeksas yra aukštas. Paimsime tos pačius obuolius, prašau, netgi vienas obuoliukas, vidutinio dydžio turi 10 gramų cukrų. Jeigu paimsim grau, kuris turi visų vitaminų, mineralų, taip, tai jisai iki gramo visų cukrų. O labiau tą patį fruktozę, gliukozę, sacharozę, ne? Tai bet galim palyginti 1 gramas grau, tai tik tai 1 gramas, iš to 1 gramo 78% yra cukrų.
Tai reiškia, nepilnas gramas yra cukrų, o visi vitaminai, mineralai, kurie reikalingi. O tarkim, pavyzdžiui, užtenka 1-2 pastilių į dieną, jeigu viskas tvarkoja. Na, o šiaip 500 gramų vaisių, tai būtų žymiai daugiau cukrų. Ir iš tikrųjų, aš apie cukrų, tai sakau, labai daug visą laiką būna perlinkimų lazdos. Vat, turėkime omeny, kad vaisiuose daržovėse yra natūralūs, reiškia, tie patys cukrai. Jeigu melasa, tai yra iš tikrųjų iš cukranendrių, ne? Daugiausia dabar kalba apie žalą, tai per daug cukraus arba to naudojamo, reiškia, nekokybiško, išvalyto labai, kuris iš tikrųjų vertės jokios neturi, apart saldumo. Tai va, turėkit šitą omeny, bet pats tas fruktozė, gliukozė, sacharozė burnoje ištirpus atpalaiduoja būtent visus tos mūsų ingredientus, kurie ten reikalingi, ir jeigu pagal homeopatijos principą, tai spirito kiekvieną dieną negalėtumėt naudoti. Tai yra būtina technologijoje ir tai yra visiškai natūralus produktas ir faktiškai mūsų smegenim jisai reikalingas cukrus, kokybiškas. Vat, kartu su biologiškom medžiagom. Ir faktiškai tai yra, prašau, aš rodau tos visus sertifikatus, kurie yra kompanijoje, tai yra tiesiog ir TÜV mūsų Europos sertifikatai, Kalan sertifikatas, tai yra iš tikrųjų musulmonų šalių ir FDA sertifikatas Amerikos, ne maisto pramonės. Tai yra visą tai patvirtinta ir aš šito dalyko nepapirksi. Sako, Lietuvos sertifikato nėra, nes Europos Sąjungai mes priklausom, bet Lietuvos sertifikatą dar turbūt galima būtų ir papirkti. Pati kompanija, vat, prašau, man tai labiausiai patinka, tai jinai turi tą vat, būtent AAA+, jeigu žinote, patikimumo įvertinimą. Ir faktiškai labai daug yra dovanų išdovanojusi ir pati jau per tą 12 metų labai puikiai iš tikrųjų per visą pasaulį žygiuoja ir tas produktas ne tik pas mus, bet iš tikrųjų ir kitose šalyse, Amerikoje ypatingai, yra įvertintas. Įvertintas žmonių, žmonės šitą produktą myli ir skleidžia ir faktiškai jiem jau atsibodo tos visos kapsulės, tabletės, miltukai, mato perspektyvą iš tikrųjų šitą technologiją, kad žymiai geresnė. Ir jų namuose jau yra ant stalo būtent Ekumolytės pastilės. Čia mes turime sistemą, kur galima tiesiog nusikopijuoti, dabar nusifotografuokite, ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, nežinote, kada ką naudoti, tai tikrai galite panaudoti šitą sistemą. Na ir aišku, aš baigiu prezentaciją, baigdama prezentaciją noriu tiesiog pasakyti. Brangiai, niekas mūsų sveikata nepasirūpins apart mūsų pačių. Taip kad tą, ką turime iš Dievo gavę, branginkime. Branginkime, tuo labiau, kad niekada nebūna kažkokių tai problemų, visada yra kažkokie tai sprendimo būdai. Nepraraskime tikėjimo. Jeigu ir susirgome, ne? Turėkime galimybę kažką tai pasistengti, daugiau jėgų įdėti, bet irgi pradėti ir laiko, aišku, sveikatintis. Bet nepamirškime irgi taip pat, jeigu esame sveiki, arba, tarkim, pavyzdžiui, mūsų aplinkoje yra sveiki žmonės, nepamirškime irgi taip pat, kad sveikata didžiausias turtas ir geriausias mūsų draugas ne ant liežuvio, o iš tikrųjų veiksmuose. Tai yra, turėkime galimybę prastai, efektyviai ir skaniai iš tikrųjų save prižiūrėti. Tuo labiau, kad aš sakau, sprendžia tos klausimus, kurie iš gyvenimo yra klausimai. Tai yra ir gamtos, ir ekologijos, ir tuo pačiu mūsų kaip žmogaus, kuris galėtų gyventi žymiai ilgiau, gerai atrodyti, gerai jaustis. Ir aš, pavyzdžiui, galiu sakyti, tu gali turėti lygą, ne, bet tu nesi tas žmogus, kuris iš tikrųjų laukia, kol tavo šeimos nariai tave prižiūrės, tu pats dar gali padėti savo šeimos nariam. Ir tą mes darome. Iš tikrųjų yra labai daug programų, kur galime prisijungti ir tobulėti ir iš tikrųjų skleisti apie tą produkciją. Man tai labai patinka, nes aš tai skaitau, kad tai yra savęs realizavimas, kada tu gali padaryti labai daug gero kitiems žmonėms, matyti jų laimingus veidus ir padėkas gauti nuo to, kad jie turi tokius gerus rezultatus ir kad jie iš tikrųjų gyvenimo kokybę pajunta su šitam pastilėm. Ne tai, kad tai sprendžia vien tik tai klausimus sveikatos.
per daug jau buvo taip, kad maisto papildai arba ten ta vitaminų pramonė buvo sukurta tik tai tam, kad gydytis. Praeina tie laikai, dabar žmonės iš tikrųjų jau pradeda galvoti apie tai, kaip nesirgti, o ne tada, kada jau reiškia, kai sergi, tai tada reikia griebtis bet ko. Ir kuo toliau, tuo daugiau jaunimo, vien tik tai dėl to, kad tai tokia forma, pradeda domėti savo sveikatą, pradeda iš tikrųjų naudoti. Ir labai daug džiaugiasi, ne tai, kad, pavyzdžiui, kai kurie, nesakydami, nu žinote, tabletės, kapsulės, aš taigi sveikas, ašgi nenaudosiu, bet apie jaunimą ką aš galiu pasakyti. Bet kada jie gauna tikrai skanų dedinuką, jie kuo puikiausiai, bet tą matau ant savo anūkų, jie džiaugiasi ir dabar visai neseniai klientė buvo su savo vaikučiu, suprantat, ir vaikutis sako, galiu dar aš vieną skanų saldainiuką, kažkas. Na ir viskas iki